Pasiilgot, nes aš tai pasiilgau. Sveiki atvykę į 3. Pilių magnatą epizodą, seriją, laidą. Batraištį. Adaku nors. Atvažiavom ne London teritorijo. Esam vos ne kito šaly. Kito vieto, Korbiški. Pavažiavus virš 6 valandų į viršų. Unglys. Atvykom iš Škotijos. Ir aš jums noriu pristatyti 3 Pilių magnatą epizodą. Hebra, pasisveikinam. O dabar pasakys taip. Senetom bedariau, bet man atrodo, reik padaryti. Pažiūrėkit. Noriu pristatyti jums Adrosan Castle, Adrosan Pilėkį. Galit pats pasivėzėti. Niek čia nie. Atsimenat, kokį pas mumis ten į pilių likučią, griaučią, kitap sakant. Galit pasižiūrėti, ką atrodė, ką turėjo atrodyti ten. Pasistabdykit, pasivėzėkit. Dabar ant panašiai kažkas taip atrodo. Sveiki atvykę. Kaip matom, vartai yra atrakinti. Juos pastumus mes turime įeiti. Su spraksėjimu atsidursime viduje. Matėt, šitą. Taip lengva į paprastą. Mes jau esam vidau. O taip. Pasiveizėkit patys. Štai jums įrodėms, kad toks Pilėkis egzistavo. Nėra kur iš tikrųjų daug kitą nueiti. Un toks skardžiau šitą stovu. O kas matos gerą, kad tik nebūtų, kad tik zuikiaus nepagaučiau. Burglys net jauč bėg. Bandom pasilėbiško, kaukščiau, ne? Šitą. Opačkį. Spėkit, kom pamačiau. Mergielku datenį. Tikiuosi, kad nesutrukdėjau šiandien. Nu, peinam. Ratėlį. Bein apsižiūram. Šitą toksą samanom nuklots. Praėjams. Mes esame aplinkėt posi. Ką netrukdyti žmonėms, jie? Pasidarė biški tomsė. Nu va, paprasta, atrodo gražia. Niek įspūdinga, nie daug. Ko nepamatyti, bet kažkad buvo gražus statinys, aš taip manau. Ką pastatė, taip buvo. Šitą priejom, dar prie kitos vytėlis. Įdomi atrodo, šitą į lungelis. Kap mes be lungeliaus, hebra. Iš prieito epizodų vis laik darom lungelių testą ir žiūram, atina kažkas matos. Nu, iš ką pasakyčiau, kad biškėlį buvo pavaryta gera. Šitą vienas iš tų lungelių. Kap juodo įskylė, tik su vaizdu. O kap vaizdas, čia jeigu reikėdavo gyventi, reikia pasižiūrėti. Daleiskim, čia man kumbarys kažkur buvo. Čia man atrodo, tas tarps dėl ventiliacijos buvo padaryts. Čia šitą jaučiu. Da kažko aš nežinau, hebra. Alaba čia jums tomsė bus. Bet ką montuosiu, tai tada pamatysiu. Čia vaizdas ganėtina geras, pastebėjau jau antrą pilis prie pat jūros. Šitą jūrelis netek, o pritekėjęs jau. Peizaž matos į kulną, kalnelė visokiai. Ir miestas gan senovins atrodo. Kapi tą Pilėkį. Tai pamatėm, reik užlėpti, reik tik tą nepaslyst, kaip sakant. Kas nepaslys, tas negyvens, a ne? Tai va, užskaitom pilių griaučius, Pilėkis griaučius. Aš tai užskaitau, da kol nenuėjau per tolį. Užmačiau, ko neturėjau užmatyti. Rusys. A kerti. A jį kas nors tina. A ne. Eik, tu į toik mums pinigų sumokėtum, net nekiščiau kuojais. Nu, nebentais, normalia dautų. O jeigu normalia dautų, kas ten atsitiks? Bet šiaip tai neeičiau iš tikrųjų. Alektų. Gera, spraksam iš čia. Reik pro tos vartus eit, kad reikia atidaryti ir. Taip įeisiu, į nebė. Pabandom pažiūrėti.
Žiūrėkit, aš parodysiu jums tokį magijos triuką. Kaip jūs sužinosat, ką praeit greta vartus. Vartą užrakinti, padara tiep. Įvo tiep. Opa. Ir viskas. Labai lengva, labai paprasta. Nieks nesupyka, aš nesupykau, o jūs supykot. Lekam, hebra, įkiet. Kaip matot, esu kontiktą prabūti. Vakar jau neapspėjau niek nufilmuoti. Nikon. Bet kur mes apsistojom, hebra. Nepatikėsat. Pilį kažkokiu. Šitą galit paėt paveizėti. Tokio nesąmonę mėgojom. Normalė, sakyčiau. Mane normalė. Normalė. Man tai normalė. Aišku, čia ir svečių namas, vadinamasis. Svečių namėlis. Gražus pastatėlis, žiaurės senas dvars. Va, atsiminiau ton žodį. Atvykom vakar naktį. Apie 8-9 jau nebefilmavau. Į dvarą. Šitą. Matos kas nors? Matos, aišku. Kurunca jį žiaurės senas, tipo, pagal viskon. Bet on jį atnaujins. Nu. To ar šitą. Pasportavim aikštėlį, kur gali iš vienos pusės iš kitos bėgiuoti. Ir viskas. Mašina aikštėlį. Ir pastat. Iš pradžių galiu pasakyti, kad buvo nelabai jaukia. Nes atrodo, nes yra kas žin, kas nebojęs, kas bojęs. Čia vadinas Adamton Country House Hotel. Bet anon dabar periminė Britanijos viešbutė. O tas Britanijos viešbutis pasižym tuo, kad Britanijos viešbučius nikados nėra jokios tvarkos, supranti. Bet, kaip matot, išmeigojau kaip kūdikis. Nu, nes buvo mašino apie 6 valandas, gal mažiau. Vesta kelionė, žinau, pirmyn atgal. Bet gerai, kaip sakant, jau čia nestabdysiam. Kelių magnats kelias prie kitos piliekis. Aš manau, jūs gerą vaizdą, gražią žiūrėjimą. Nu, ikon, mes tada šiaušam, jie. Varom. Pavislai pamirštų, kad dar reik parsineštum kamerą. Dabar jau tikrą varom. Su efektuką šieš. Opa. Nu, ikon jūs. Reik šokti iš šliorių. Šokti kerzus. Atvažiavom prie pilių magnatą 3 serijos 2 pilies. Einam pažiūrėti. Einam. Oi, Antrą piliekį. Atvažiavom. Ir iškart matau vėl warning. Geltona nupiešta. Bet iš šito jaučiu magišką nepakliusiam į vėdų. Pristatau hebra jums antrą pilį, per kurion magišką neįėsiu. Ar piliais likučia. Šitą jums piliekį. Visai prikolna atrodo. Anos pavadinėms ir Kerelov Castle. Škart šitą. Warning, dangerous. Nikap į vėdų neįėsiu. Be šansons, galiu pasakyti. Bet apeit matos visą. Būt prikols nueit, longus apžiūrėti, kur vaizd sein. Be kap matot. Tai čia yra be šansonsas. Be šansonsas. Šaš nėra.
Aišku, matos, kad čia gražia aplinka, viskas sutvarkyta, gražia. Aišku, ne tas laikotarpis, ne vasara, ne kažkas. Šitą turėjom ir upėlį. Upėlis tek iš abiejų pusių. Į turam, o antrą pilėkim. Galbūt biškėlį informacijas apie anon, tai pabandysiu magišką prakešti kamerą į paveizėti, ką pan turėjo iš tikrųjų atrodyti. Nu, pabandysiu kešti. Nu va, šitą biškį jums informacijas. Jeigu norat, galit pasistabdyti, pasveiziuoti, pasižiūrėti. Adakon. Bet būtent per šitą veitą, tai čia ir, nu nebent tas kap nors čia, šitą pro apačią lyst, kap kurmis, kas teis. Aš to nenoriu, chebra. Tai, prašau, toks įvaizdėlis, paukštelė čiulbien. Gerai, kai jūs galite skraidyti, aš tai negau. O ne? Nu, tiep savo atrodo. Kažkokį įspūdžiaus šitą nepalieka, nes grina ir prie pat gyvenamųjų chatų, kur žmonės pusryčius gaminas, valg, meikt, į tą visko dar. Nu, esu tikrai nusivylis. Galiu pasakyti, esu tikrai nusivylis, nes negali įeiti. Per žemėlapis rodė, kai viskas gera, pradarytan. Gal nuėjai, akmenok, pačiupį į dako nors. Bet pamatėm, ane? Aišku, pamatėm. Kortį čia nepamatysi. Šalt lauki, oras ne iš pačių šilčiausių. Turim va, tą kartėlę apėjus aš, kad viskas gerai jums matytus. Šitą turim ton spynelį, bet nelaba užėjęs įsveičius, kaip sakant. Reikia gal aukščiau pasikelti, gal gerama, kad per tos grūts nesimatytų. Nu viskas. Šitą, jūs pilėki. Man atrodo, taip, slidis iš čia. Ne šitą, vien gyvenamiai numa. Aišku, čia gyventum gražiai iš tikrųjų, išeini lauk, kažkom paveikti, ten čiuk. Žiūri iš karto, pilėlis to. O jeigu vaidenas. Nie ger tada, ne? Nu, kom pasakysiu. Varom į kietą tašką, kitam taškį susitiksėm. Tai. Nežinau, ačiū kažkoj gyvulė, sleptovė. Bet pročivais tai visai gražus, sakyčiau, va, ne? Kon biškiok sugalvojau, pilių magnats sugalvoja, nuvaryt, paveizėt, kelių objektukų, kurie nėra pilis. Ane ir skirti laivam. Viens iš tų į naujesnis, čia šitą, grinau, žmonės, švyturys. Ekstra. Nu ne ekstra. Alkoholins, ne alkoholins, nėra skirtum. Magišką neatsidursam tikrą prodursi. Nes jį, tas pintai čia, nei užakint, nei atrakint čia. Ir įliepti ją nuo šachmatinį. Kontų šachmatinį. Nu tokį turam. Įtina davėjant į mažioks. Per nuotrauks galvojau, kad jis bus didesnis. Nes užsidėjau, žiūriu, pro šalį važiaunam, galvoju, būtina rėk užstoti, pamatyti ant švyturį. Na ko ant švyturys? Nieka švyturys. Sau, plūduriom, ką plūdurs. Bet rimta, atrodo, ką plūdė būtų. Tai žinai kur, kliunk. Visio. Ir niek. Ir vėl gal paskaitom pat savo sakinį. Galvojau, ką būtų įdomiau. Bet niek neįdomaus. Matyt, antas neveikontis tie. Nes paston šitą stovi lempėlį deg viršų. Pasanu jokį lempėlį nedeg. Įdomi. Končiausiam jo čia kietveitėlį.
Nes čia matau, kad ausis tik nušals daugiau. Niek ors šiandien man nuvylė, vakar buvo tai ledoviška deinė. Nu, aišku, vakar filmavau, bet sakau, keliuojant smagesnį buvo. Saul, blizgen, akėlis. Šitą, čia ką patroji tas bunkeriuks. Kažkoks. Grina šeina vidau pridėta. Į daugiau niek vidau nebuvo. Su žodžiu, iki kitos vietas. Važiaunam toliau. Nepatikėsat. Buvom kontiktą prie Švyturiaus. Alkoholinė. 3 minutės pavažiuoti reikėjo. Žiūriu, pilių magnat, 3 serijas. 3 pils. Šitą. Kon manot? Kap į magišką įėjimą nelabą matau. Tik reik nenusivirtaliauti dabar. Tokie akmenimi einant. Štai mes jau ir viduj. Jokios magijos šį kartą neprireikia. Ko jūs manot? Aš matau, kad Davido daiktų tenį. Tai mūsų tas atrodo, kad dar gyvenamoji skaitos. Aišku, kaip vėslaik. Keep out, danger. Kaip mes metu, betų. Ir turėjom tokį mažą bokštėlis. Bokštėlis lunga užcementuojant, prons niek ger nesimatys. Ir koks vaizdėlis čia turėtų būti iš tikrųjų. Tie pritmenti išein. Ką veiks arba čekis. Saka, koks geras rytas. Prie arbatas. Šitą, kap jums vaizdelė. Reik, sakyčiau, Daveiną su telefonu nustraukti. Nuotrauką atsiminimam pasiimti. Nu, iš tikrųjų gražiai atrodo. Bet gal pasakyti, čia kur laivas, čia pravažiavom vidau į laivą. Ir čia montruotos laivus stat. Agamen, a restoran, aš nežinau. Bet išpiliais, aš galiu pasakyti, perspektyvs, tai čia ir batonezai. Čia yra, patikėkit, per kamerą, jo, čia taip gerai nesimat, kaip matos per akis. Norėčiau į vietą pabandyti užeiti. Gal arbats, kavos. Deners, darykė duris. Šitą peisam, žiūrėsam. Šitą į tunelenzils. Opa, o Aidas yra. Aidai! Aidi! Yra Aidys. Potter's Lounge. Be aš ko nesuprantu, vien dalyk. Vis laik, kaip sako, aš nesu pats iš aukščiausių metrą. Aš tom 6 kažko esu. Bet viso ar korėjų, visi įėjimą į mažiuką. Tokiai maži. Aš nežinau, ar ne čia vis mažylėlė buvo. Skumbelys ir šaukšts įdėt. Nu. Daryk duris. Nieks nedar dur. Negražiai iš tikrųjų, gražia nuskusto žulis. Laipiot. Nu, be kom padarys, gereik, nueit, aptikrint. Pukompis. Irgi viskas gražiai padaryt. Šitą akmenėlę. Blem, kaip spriksis. Spriksi. Ko jūs manot? Davai komentarus, šaunat. Be to, jeigu pažiūrėjau iki tos veitas, užmet laiką ir pasakyk, kotra tavai pils ir gražiausi. Aišku, ten pirma, ten vapšė likučia. O antra irgi tokį. Ne iš pačių geriausių. Variantacinė pilis bus šita, nes man atrodo šitą dar naudojam ir turim škuotys vėliau plavesonančią. Ir dar čia bonusinis toksa kerablėsas. Kerablėsi, konto! Šitą. Vos da kuojus neišsisukavo, ne? Tai va, su tokiu gražu vaizdu. Aš nesakys, ko mums mum primen,
bet man atrodo, kad turėtų toks mintis, kaip aš, suprasit. Toks išlindis. Niek, gerai, kaip sakant. Sakau, jis šitą vis gadien, galėtų būti aplinkau, tiesiog toks žolėlį, kalneliaus, kaldėlis. Viskas. Praėjams buvo ne iš pačių gražiausių, ne iš pačių geriausių, bet kon darysi. Juk tokį darbą dirbi, piliks ieškoti pilių magnats. Šitą daug turam jūros dumblių, a nenori dumbliaus. Na, a norat pamatyti, kaip krent DNRs. Bus kūra prižvengėjama. Aš tau sakau. Vakon tik vos nebuvo dub. Epizodas dar nepasibaigė. O jeigu ir pasibaigė, tai Pilių magnatą 3 serija, 2 dalis bus tikra. Manau, susitiksiam. Labą Greta, nes naują sezoną atidarėms jau čia. Ačiū, kebryt, kas esat, ačiū, kas buvot, ačiū, kas laukėt, ačiū, kas neunsubscribinot. Į ko aš daugiau jums pasakysiu. Pilių magnatas toliau. Vari paieškas.